Aidas ir Mindaugas buvo du kriminalinės žvalgybos darbuotojai. Išsikvietė, sako, yra čia tokie du pareigūnai iš pirmo sektoriaus perkelti, jie yra mums prisidirbę, jau iš seniai, sako, mums bet kokią kainą reikia susidoroti su jais. Aš buvau priverstas tai pasielgti. O jums kažką už tai davė? Ką davė? Norit pasakys, ką davė. Išėjau į laisvę. Bet tuo metu turėjai išeiti į laisvę ar neturėjai išeiti į laisvę? Neturėjau. Bet išėjau. Sako, mes čia tave pavežiosim. Sakau, aš nesivažinėsiu tais konvojais. Mes tave su savo lengvąja nuvešim. Pareinu į kamerą. Ir kaip jūs manot viskas? Nu ir žodžiu. Sako, eik pailsėk šiandien, nori į dušą, gal tu įsuperinsim viską, pailsėk. Ateisiu rytoj, pasišnekėsim vėl. Sakau, jūs mane valgot kaip torto gabalėlį. Sakau, ne, sako, aš valgau skanų maistą. Bet sakau, aš irgi torto gabalėlis. Taip pasidėjo ir tyliai pasakė, taip. Tai va, esu žodžiu papuolęs dabar į tokią schemą labai didelę, iš kurios negaliu išeiti, suprantat. Yra pedofilų didelis klanas, suprantat. Šita visa sistema. Tikrai dideliuose postuose sėdi dauguma pedofilų, kadangi ir aš esu dabar patekęs į tą struktūrą, į jų tą visą sistemą. Aš nežinau, kuris pareigūnas yra iš tos srities, kuris nėra, tai suprantat. Labą dieną visiems, katrie žiūri. Senokai jau bedariau kažkokį video. Dabar pabandysiu toj pasakyti kodėl, nes iš esmės, kaip ir buvau ir esu kol kas dar kaip rinkimų komisijos narys. Tai tiem dalykam tokiems kaip, sakykime, šitam darbui galioja tam tikros taisyklės, kad negali agitacijos daryti ar dar kažką ir bet kada gali būti bet koks pasisakymas pritemptas prie to, kad aš pažeidžiau taisyklės. Tai todėl, kažkurį laiką negaliu daryti šito dalyko. Bet dabar po vakar dienos pasikeičia daug kas, nes Lietuvos ryte buvo išplatintas toksai Astos Kuzmickaitės žinomos Kuzę pravardę. Toksai pranešimas, kad aš, apie mane, jog aš čia kažkur tai dalyvauju ar dar kažką, apie tokį pranešimą, apie tą straipsnį, jisai nepagrįstas niekom, tik tai apsvaigusios narkomanės sapalionėmis. Nes dabar kaip ir parašiau kreipimąsi ir viską, kad būtų atlyginta žala, nes greičiausiai patirsiu žalą. Pranešiau rinkimų komisijos pirmininkė apie tai ir galimai gali būti, kad aš turėsiu pasitraukti šito darbo. Tai yra jau tiesioginiai nuostoliai sukurti būtent šitos Astos Kuzmickaitės. Ir tai daugiau dar yra dalykų. Bet ne apie tai norėjau pakalbėti. Norėjau pakalbėti apie tai būtent, kame ten buvo straipsnė, kokia tema buvo. Kiek pamenat, kas sekate Celofanas Live kanalą, čia buvo paplatinta informacija apie tai, kad Antaną bandė nužudyti, gal per griežtai, sakykime, bandymas susidoroti, bet jo, bandymas nužudyti buvo organizuojamas. Nebūtų advokatas Antano kreipęsis į teisėsaugą, nebūtų niekas viešinę tokių pranešimų, jeigu tai būtų šiaip savo. Bet kadangi informacija, kurios pagrindu buvo paviešintas tas pranešimas, pakankamai patikima, kalėjimas gauna presą, kalėjimo vadovybė, kalėjimui, daroma įtaka vadovui kalėjimo. Pilnai suprantama šitas dalykas, nes kada žmogus dirba savo darbą, o jam daroma įtaka, kad jisai turi kažką padaryti ar dar kažką, kaip turi padaryti, kodėl turi padaryti, niekasgi neaiškina, pasakė užduotį ir vykdyk arba nepatrauksim. Tai vietoj suprantama ir žmogaus pasimetimas. Ir neigimas tas iš karto informacijos apie tai, kad tai neįmanoma, tai čia nesąmonė, tai čia Antanas kažkokias daro PR-us ar dar kažką, tai
kaip ten sako, net ir fenas vieną kartą metuose iššauna, ar ne? Tai neįmanoma, tai yra kelnes per galvą apsimauti. Nors yra gabių žmonių, kur ir tą tikriausiai sugebėtų. Taip kad sakyti, kas įmanoma, ko neįmanoma, kvailoka būtų nežinant kažko tai. O toliau Asta Kuzmickaitė apie tai ir kalba tame straipsnėje. Tai Lietuvos Ryte yra, galite pasiskaityti, aš už tai kreipsiu su ieškiniu, kad atlyginti žalą, nes realiai neturint jokių pagrindų, ten apie mane būtent informacija parašyta, kurios žiniasklaida neturėjo, sakykime, teisės platinti. Tai net ir apie nusikaltimus bet kokius rašant ar dar kažką, tai nėra minimos pavardės ir vardai. Inicialai paprastai būna. Tai tokiai žurnalistai jau būtų kaip ir aišku, kas ir prie ko. Ir dabar klausimas, aš į ją kreipiausi su prašymu atsakyti, kas čia ir kaip čia ir pagrysti savo šitos teiginius. Nes žiūrėsim, kaip jinai sureaguos, matysim. Tada bus mano atitinkama reakcija. O dabar kvieščiau visus pasižiūrėti apie tokį video, kaip sakot, kas yra neįmanoma. O ypač kas yra neįmanoma Lietuvoje, kaip kalėjimas aiškina, vadovybė kalėjimo, kaip aiškina būtent ta žurnalistė ir žiniasklaida bando kokią nuomonę suformuoti. Tai apie tai, kas yra neįmanoma, yra tokio žurnalisto Sinkevičiaus, vardu dabar neatsimenu, seniau daryti reportažai. Tai vat ir pasižiūrėkim apie tai, kas yra įmanoma, kas yra neįmanoma. Pradžioje šio video matėte tik tai anonsą to reportažo, o dabar įkelsiu ir visą reportažą. Ačiū visiems ir gero žiūrėjimo. Išlikim budrus. Ir Mindaugas buvo du kriminalinės žvalgybos darbuotojai. Išsikvietė ir žodžiu pasakė, kaip reikia mums, ta prasme, sako, yra čia tokie du pareigūnai iš pirmo sektoriaus perkelti, jie yra mums prisidirbę, jau iš seniai, sako, mums bet kokią kainą reikia, kad judu juos panaikintumėt iš darbo. Mums buvo užvesta byla dėl bandymo pabėgti, mes sutikom su jais ir ta byla kažkaip išgaravo greitai. Ta istorija, kur yra su Tomu ir Povilu, jinai yra iš tikrųjų suklastota, jinai yra netiesa. Povilas su Tomu iš tikrųjų nenorėjo mums padėti pabėgti, o tiesiog norėjo, kad būtų padarytas bandymas pabėgti per būtent šitos pareigūnus. Tylėjau tiek ilgai, nes, žodžiu, pastoviai mane kviečiasi, kažkas gąsdina, grasina. Jeigu, ta prasme, jūs kažkam bandysit pasakyti, kas jumis patikės. Tai vat būtent, kas jumis patikės? Kas jumis patikės, sako, kad čia iš tikrųjų taip vyko. Gal kažkam tai aš esu būtent kaip Žalimas, suprantat, kaip mano dėdė. Man grasino, su manim grasino susidoroti. Aš esu kalėjime, aš tokioje situacijoje, ne aš kaltas. Jie pasidarė tokią schemą, tokią grandinę, jie tarpusavį kovoja, jie tarpusavį, kai gyvatė šnypšė. Būčiau kažkoks tai bailys, aš čia nesėdėčiau ir jums nepasakočiau, kad kas vyko, kaip vyko. Ta prasme, aš sėdėčiau kaip pelė pušluota ir nieko nesakyčiau, bet atėjau, pasakiau, kaip vyksta. Einu prieš kriminalinę žvalgybą, dabar su jumis kalbėdamas, prieš administraciją ir galbūt net prieš dar aukščiau. Labą dieną, aš esu Laurynas Vilkas. Šiuo metu atlieku bausmę Šiaulių tardymo izoliatoriuje, esu perkeltas iš Alytaus pataisos namų. Kadangi ten gavau kamerinio uždaro režimo už paskirtas nuobaudas, tai buvau patalpintas čia iš Šiaulių kalėjimo tardymo izoliatoriuje. Už ką tos nuobaudos? Na, aš jums kaip ir minėjau praeitame mūsų pokalbyje, kad bet kokiu atveju jie sieks šito tikslo, kad mane, na, žodžiu, dėl visų šitų
Jo, tai galbūt aš paaiškinsiu, pakalbėkime paprasčiau, žodžiu. Situacija buvo tokia, kad tu Pravieniškėse sėdėjai ir su savo kameros draugu pridavėt 2 pareigūnus, kurie dabar yra jau išteisinti. Dėl to kaip ir kvailio vietoje likot. Na, aš kaip ir minėjau, pareigūną ten priduoti tarp nuteistųjų nėra kažkoks nusikaltimas, nes ir jiems mūsų priduoti nėra nusikaltimas. Tai, Nu jų pareiga, nepriduoti. tai čia taip, na, žinot, toks karas ir vyksta tarp mūsų ir tarp jų, žinot. Čia visada buvo ir bus. Na, o iš tikrųjų jūs pasikviečiau dėl to, kad papasakočiau iš tikrųjų visą tiesą, daug laiko galvojau apie tai, daug laiko mąsčiau. Iš tikrųjų ir viskas išsirutuliojo iš Palauk, tikrųjų. aš noriu paklausti, tada, sakai, noriu papasakoti dabar visą tiesą, o tai prieš tai, kai kalbėjom, tai kas ten buvo? Aš viską paaiškinsiu, reikės Gerai. pasiklausyti. Klausom. Tai yra tiesiog viskas išsirutuliavo iki tokio lygio, kad aš tiesiog tada buvau taip tiesiog įspraustas į kampą, tiesiog, kad neturėjau kur dingti ir turėjau kalbėti būtent taip, kaip norėjo tam tikri kriminalinės žvalgybos darbuotojai, pats gal laikinai paskirtas direktorius, kad taip kalbėčiau. O šią dieną tiesiog viskas dėjo iki to, kad aš tiesiog nebegaliu, ta prasme, su jais toliau taip elgtis ir na gerai, tada aš ir pradėsiu nuo to, tada ir papasakosiu ir viską išrutuliuosiu, kad jūs suprastumėt, kaip viskas vyko iš tiesų. Sėdėjau pirmam sektoriui su Deividu Muziečiuku, tada mes iš tikrųjų planavom pabėgimą, peršokom per lokalizacijos tvorą, buvom patalpinti į kamerų tipo patalpas, ten atlikti nuobaudos už tą bandymą pabėgti. Na ir tada tiesiog atvažiavo pas mus, aš, kaip žinau, direktorius buvo tada šitas Sušinskas. Aš tebe galvau, kad jisai ir, bet pas mane atvažiavo kažkoks kitas asmuo, prisistatė direktorium, ten buvo su juo, kiek žinau, Mindaugas, kriminalinės žvalgybos kažkoks tai darbuotojas, jį mačiau. Tada mus išsikvietė, po vieną išsikvietė mane, pasakė, va jūs pervežai trečius ir taip toliau, kodėl čia taip darėt, kodėl taip elgėtės. Čia reikės jūs uždaryti, laikyti triume. Taip pat ir Deividui pasakė. Gerai, mes tada pareinam į kamerą, sėdim kameroj, atvažiuoja konvojus, mus perveža iš 1 sektoriaus į Pravieniškių 3 sektorių. Sėdim kamerų tipų patalpus, bet tada sėdėjom laikinoj. Gavom 30 parų tada už tą pabėgimą. Ir mes sėdim su Deividu, atsidėjom 28 paras, nu žodžiu, į pabaigą. Jo, jau ėjo į pabaigą. Tada išsikvietė Deividą Muziečiuką Šarauskas. Jis jau tuo buvo metu laikinasis kalėjimo direktorius. Jo, paskirtas laikinai, išsikvietė mane po to. Ir kai mane išsikvietė, sako, aš, sako, dabar jūs atsidėjo 30 beveik parų. Aš, sako, jums pratęsiu dar 30. Jūs, sako, su Deividu aš kalbėjau, sako, jūs mums padarysit vieną dalyką, sako, jei ne, sako, čia visur, ta prasme, su jumis susidoros, būsit, laikysiu jūs toliau triume, sako Šarauskas. Na, visi, manau, daug kas žino Šarausko istorijas iš anksčiau, kiek yra buvę žmonių įvelta, kiek yra, Nu, apie jį labai gerai atsiliepė nuteistieji. Nenoriu aš toliau pasakoti. Nuteistieji, kai kurie yra turbūt nauji, bet neseni nuteistieji, kurie nieko nežino, niekur nėra dalyvavę ir taip toliau. Tai va. Ir man pasakė tada Šarauskas, atvažiuos mano žmonės, ir jūs tada su jais pasikalbėsit. Sėdėjom,
su Deividu laukėm savaitę čia. Atvažiavo jo žmonės, išsikvietė mane ir Deividą. Tai yra Aidas ir Mindaugas buvo 2 kriminalinės žvalgybos darbuotojai. Išsikvietė ir žodžiu pasakė, kaip reikia mums, ta prasme, sako, yra čia tokie 2 pareigūnai iš 1 sektoriaus perkelti, jie yra mums prisidirbę, jau iš seniai, sako, mums bet kokią kainą reikia, kad jūs kad judu juos panaikintumėt iš darbo. Tai va, aš paskui papasakosiu ir čia buvo atvažiavę, kaip man siūlė, aš atsisakiau ir atsidūriau. Kodėl judu? Kodėl ne Petras ir Jonas? Mes pabėgom. Tiesiog mes tada buvom jų rankose, suprantat? Jie galėjo mumis pilnai pasinaudoti dėl to, nes mums buvo užvesta byla dėl bandymo pabėgti. Mes sutikom su jais ir ta byla kažkaip išgaravo greitai. Ta prasme buvo ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kai mudu su Deividu sutikom viską ir dingo tiesiog. Yra visa medžiaga. Aš manau, tikrai yra giliai pasikapšius visi popieriai, visa medžiaga, kaip taip stebuklingai galima būtų nutraukti žmogaus bandymą pabėgti, kur grėsė laisvės atėmimas, o buvo nutraukta byla. Nu, tai čia logiška pamąstant. Nu ir gerai, tada jie mums papasakojo, kaip reikia elgtis, kaip reikia daryti. Tai va visa ta istorija, kur yra su Tomu ir Povilu, jinai yra iš tikrųjų suklastota. Jinai yra netiesa. Povilas su Tomu iš tikrųjų nenorėjo mums padėti pabėgti, o tiesiog norėjo, kad būtų padarytas bandymas pabėgti per būtent šitos pareigūnus. Tylėjau tiek ilgai, nes, žodžiu, pastoviai mane kviečiasi kažkas, gazdina, grasina. Esu įtrauktas į tokią, kaip pasakyti, į schemą, iš kurios manęs nebepaleidžia, suprantate, iš tos savo schemos. Jie įtraukė mane į tą schemą ir aš negaliu iš jos išeiti. Gerai, galėsi apie tai pakalbėti paskui, bet dabar vis tiek paaiškink, ta prasme, tai ką tada Tomas su tuo kitu Povilu darė? Jie, ta prasme, jie atliko kažkokius veiksmus, kad jūs pabėgtumėt? Paprasčiausiai, jie išsikviesdavo Deividą. Mes sėdėjom 30 parų. Deividas, kadangi rūkydavo, jam duodavo cigarečių, taip toliau. Kas duodavo, Tomas su Povilu? Kodėl duodavo? Aidas ir Mindaugas kriminalinės žvalgybos. Duodavo jiems tabaką, tam Deividui tabaką, ten cigarečių ir jis sakydavo pastoviai taip Deividui. Kai bus tušti pakeliai, tušti popieriai, neišmes, kad nešk mums, pasakysi, kad čia tau nešė Povilas ir Tomas. Davė tada tokį įrašą. Kalbėkit taip, kad užsiveltų bent menkiausias pokalbis, bent kažkas tokio menko, kad gautųsi į mūsų pusę. Gerai, mes, kaip ir sakėm, sutikom, mes viskas tvarkoj. Negaliu, kaip ir sakiau, atskleisti, dėl ko, ta prasme, kaip jie mumis galėjo naudotis ir bandyti susidoroti. Tačiau jie pastoviai kviesdavosi mane, tikrindavo, kaip aš elgiuosi, mano emocinė būklė, ar ta prasme čia tikrai su jais taip darau, ar nebandau kažkur nuklysti šoną.